Neriau tai su pergalė. Ačiū. Ir pasidalink emocijomis, kokios tavo mintis po šių rungtynių paskutinių čempionate. Tikrai labai faina, ilgai laukta pergalė. Visą čempionatą jos laukiam ir kovojam tikrai visas varžybas. Ir kai kuriuose varžybose truputį sėkmės galbūt pritrūko, atidavėm daug jėgų čempionate. Žinojom, kad lygus čempionatas, visi su visais lygiai kovoja, tai tikrai nenuspėjimas ir iki paskutinės dienos išliko intriga, kas išeis į elitą, kas liks grupiai, tai tik pozityvios emocijos ir tik didžiuojas komanda, kad pavyko mums išlikti šitam čempionate. Kaip pats bendrai vertini mūsų pasirodymą čempionate, nes su visomis komandomis žaidimas buvo apylygis, kaip ir pats ką tik paminėjai. Gal kažką išskirtum kažkurias rungtynės ar kažkurios epizodus, kurie pačiam įstrigo dabar? Jo, manau, kad išskirčiau turbūt japonų varžybas. Aš manau, truputį gaila, kad mes, tikrai galėjom juos apžaisti, laimėti prieš juos. Truputį gaila buvo to prarasti tos 2 taškus prieš juos, bet po to sekančios su prancūzais, kurie yra iš elito, ten neseniai olimpiadai žaidė, tai tikrai sukovojom labai garbingai, manau, ir trūko pergalės vieno metimo. Tai tiek. Ir pabaigai, ką vat rinktinė? Tu kaip kapitonas daug jau matęs esi tų pasaulio čempionatų. Ką vat rinktinė išsineša iš šios čempionato? Pagrindinė, manau, tokia išsinešimas, kad niekada nepasiduoti reikia. Kovoti galima su visais ir sunkus darbas ir atsidavimas gali nugalėti bet kokį talentą. Aišku, išskirčiau dar, jeigu iš tas varžybas, dar tik sunku suprasti, ką mes čia padarėm, tai kad paskutinėse varžybose Lenkų sugadinam šventę, bet pasidarėm savo šventę. Ir mes sunkių darbų tikrai šiandien laimėjom ir išlikom divizionę, tai tik tai džiaugiuosi, nežinau, ką pasakyti. Tai palinkėsiu sėkmės ir gero šventimo. Ačiū.